jautiesi nesuprasta, neišgirsta, neįvertinta. Santykiai su vyru panašėja į santyki su kambarioku. Daraisi vis piktesnė, jauti vis didesnį nepasitenkinimą. Atrodo, kad viskas aplinkui griūna, lyg, žinot, kortų namelis. Taip, kai palieti vieną kortą ir viskas griūna. Ir tas pats pirminis santykio blogėjimas su savo partneriu, su vyru, rodo, kad negirdi savęs. Tavo vyras yra, kaip galbūt nenorėtus net to pripažinti ir kils didelis paneigimas to, yra atspindys, yra tavo veidrodis. Tai, ką tame veidrodyje matai, tai atspindi tave. Jei tau tai nepatinka, ką tu matai, jei jauti, kad tavo gyvenimas pilnas nerimo, nepasitenkinimo, pykčio, irzulio, kad neberandi jame nei ramybės, nei džiaugsmo ir šitame jau gyventi nebenori, sakai tam stop, kviečiu tave registruotis nemokamam pažintiniam pokalbiui ir kartu rasti būdus, kaip susikurti gyvenimą, kuriame tave lydėtų ramybė, gyvenimo džiaugsmas ir ta tikroji meilė sau, o kas viduje tas ir išorėje ir aplinkos meilė.